Sveiki liūtai. Labai tinkama savaitė ieškoti veiklos, darbo, užsiėmimo tam, kad neleisti veltui laiko. Nes laisvo laiko galite turėti vis daugiau ir daugiau, todėl labai prašau, neleiskite kur nereikia, prie ekranų ar ten prie televizorių, tai nėra prasmės vasarą, geriau susigalvokite kažkokią tai kūrybinę veiklą, kuri jums duos su laiku ir pinigus. Ta prasme, kad jeigu jūs susirasite šią savaitę, 1 Liepos savaitę, kažkokią tai veiklą, kuri jums yra maloni, įdomi, tai ateityje galite susikurti kažkokias papildomas iš to pajamas. Ir tai nesvarbu, kad jūs ten ar buhalteriaujat, ar jūs ten kepat duoną, ar jūs dėstote, ar tiesiog sportuojate. Nebijokite pažiūrėti į tai kūrybiškai ir pagalvoti, ką norite papildomo daryti gyvenime. Turint galvoje, kad laiko turėsite tikrai šią savaitę, kadangi tai yra šventinė savaitė, tai matyt pasidarysite daugiau laisvų dienų ir pamastyti, ką norite, kaip norite veikti, tikrai bus laiko pakankamai. Taigi, brangus liūtai, netingėkite, darykite viską, kad pasiektumėte kažkokių veiklų, kažkokią savirealizavimą turėtumėte, nes tai jums atneš ir materialinę naudą. Taigi, iki kitos savaitės ir neužmirškite mūsų palaikyti ir ate.